Vladimiras, arba kitaip Volodė. Šis jaunuolis gyvena nedidelėme Troškūnų miestelyje, Anykščių rajone. Jam 16 metų. Pradėjau aš dainuoti, kai pradėjau lankyti mokyklą. Jau man buvo apie 8-9 metai. Volodė gimė muzikalioje šeimoje. Tėtis, mama ir sesė šoka ir dainuoja. Pradėjau lankyti mokyklą ir aš buvau vienas iš romų tautybės. Todėl sulaukdavo visokių įžeidžiančių replikų iš vaikų. Tačiau nekreipėte į dėmesio, nes jam buvo ir yra svarbiausias dalykas – muzika. Sutikau Janiną Čerkauskinę, jinai buvo muzikos mokytoja. Ir kai pradėjau lankyti muziką, mokytoja mane mokino ir nuo mokyklos pradėjau dainuoti. Ir man patiko. Ji visada palaikė ir padėjo pati mylimiausia mokytoja, muzikos mokytoja Janina. Ir pastebėjau, kad jis labai gražiai dainuoja, aš jį pakalbinau, pradėjome ruoštis dainų dainelį, pamačiau, kad jo duomenys tikrai labai geri yra. Aš apie jį galiu pasakyti pačius gražiausius, nuostabiausius žodžius, nes tikrai talentingas jis į savęs. Reiškia, sakė, neduok pavalgyti, bet duok padainuot. Volodė laiko rotvėlių ir veislės šunis, kuriuos labai myli. Jis dainuoja ir svajoja tapti žymiu dainininku. Де жизни миро чавро. Соту за думиндян, де дъллате спълнинал пътуке миро чавро и сота дълте ви башавос туда към Kosovo. Šiandien Volodė atliks indišką dainą. Šią dainą aš paskirsiu savo mamai, nes mano mama labai mėgsta indiškos šokius, dainos jau iš mažens. Pasitikite, Volodė.